Iš pelenų į gyvenimą. Viešpatie, padėk man išgirsti tavo žodį, pamilti jį, suprasti ir pagal jį gyventi. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus bylojo savo mokiniams: nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti įstatymų ar pranašų. Nepanaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums, kol dangus ir žemė nepraeis, ne viena raidė ir nei vienas brūkšnelis neišnyks iš įstatymų. Viskas išsipildys. Todėl kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmonės, tas bus vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje. O kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje. Taigi sakau jums, jeigu jūsų teisumas nebus tikresnis už rašto aiškintojų ir fariziejų teisumą, jūs neįeisite į dangaus karalystę. Tai viešpaties žodis. Jėzus atėjo tam, kad mums būtų pilnai ir galutinai apreikšta Dievo Tėvo valia. Jo žodžiai ir veiksmai tampa papildymu, o netgi išsipildymu senojo įstatymo. Niekur nedingsta nei mažiausias brūkšnys, bet viskas įgauna naują prasmę. Maldoje prisiminkime žodžius, kuriuos ką tik skaitėme Evangelijoje. Taigi sakau jums, jeigu jūsų teisumas nebus tikresnis už rašto aiškintojų ir fariziejų teisumą, jūs neįeisite į dangaus karalystę. Kasgi yra tas teisumas? Gal šiandien savo įsisąmoninsiu, kad teisumas Mato Evangelijoje nėra suprantamas kaip tik moralinė dorybė, kaip moralinė norma, bet labiau yra suvokiamas kaip nauja bei radikali ištikimybė Dievo valiai, kaip gebėjimas klausytis Dievo žodžio ir jį vykdyti. Ne tik tais vykdyti savo gyvenime, bet ir skelbti, gyventi jo. Žvelgdami į šią Evangeliją, pagalvokime, ar rimtai priimame Dievo žodį, ar tik taip paviršutiniškai skaitome kaip pasaką prieš miegą. Ar paėmę šventąjį raštą suvokime, kad dabar kalbame su Dievu ir klausomės jo žodžio. Vyksta dialogas. Ar sugebame irtis į tikėjimo gilumas, ar tik plaukiojame paviršiumi, pripildyti abejingumo. Iš pelenų į gyvenimą.